Sveiki, kas manęs dar nepažįstat, esu Daina Grigutienė. Ir šiandien norėčiau pakalbėti tema, kokie 10 simptomų rodo apie padidėjusį kraujo cukraus kiekį. Tai pirmas iš simptomų būtų, kai negalite susikaupti. Tada kūnui sunku ir jis stokoja insulino, kad galėtų pernešti į ląsteles padidėjusį cukraus kiekį, nes insulinas yra raktas, kuris atrakina ląstelę, kad įleistų iš kraujo esančią gliukozę. Tada jum atsiranda toks mieguistumas, nuovargis, koncentracijos stoka ir padidėjęs šlapinimasis, kadangi inkstai taip bando kovoti susidariusią situaciją ir pašalinti perteklinį cukrų iš organizmo. Tada gali susidaryti dehidratacija. Tai yra sumažėjęs skysčių kiekis organizme. Atsiranda troškulys, silpnumas, galvos skausmas, gali krėsti šaltis, džiūti oda, būti sausa oda, taip pat ir lūpų oda sausa. Atsiranda virškinimo problemos, kai skauda skrandį, pilvą pučia, gali sutrikti žarnynas, nes maistui sunku pasišalinti iš organizmo, gali užkietėti viduriai. Dar išsausėja oda ir ją pradeda niežtėti, ypatingai čiurnose ir niežti blauzdas. Arba gali varginti dilgčiojimas ir galūnių tirpimas, taip pat ir lūpų tirpimas. Tai vadinasi neuropatija, kai nervai yra pažeidžiami ir nervų galūnėlės dirgina per didelis cukraus kiekis kraujyje. Gali padaugėti infekcijų, tokių kaip peršalimo infekcijos arba grybelinės infekcijos, tai grybelio kandida. Moterys tikriausiai žino, nes sirgo pienlige, kadangi tai yra pienligės sukelta kandida grybelio dėl padidėjusio cukraus kiekio organizme. Taip pat kandida gali būti ir burnoje, gerklėje arba žarnyne. Jum gali džiūti burna, taip pat kaip iš sumažėjus skysčių kiekiui kraujyje, taip ir padidėjus cukrui taip pat džiūsta burna ir atsiranda troškulys. Gali sutrikti regėjimas, nes lęšiukai išbrinksta dėl sutrikusios kraujo cirkuliacijos, kapiliarai deformuojasi ir mažai patenka deguonies. Tada šita būsena vadinasi retinopatija, kai būna pažeidžiamos akių kraujagyslės. Ir galiausiai gali lėtai gyti žaizdos. Kad ir nedideli įbrėžimai arba įpjovimai gyja ilgiau negu įprastai, kadangi sutrikus kraujo apytakai lėčiau pernešamos maistinės medžiagos ir deguonis į tas kūno vietas, kurios yra pažeistos. Ir kągi daryti? Kaip jum nustatyti, kad turite padidėjusį kraujo kiekį? Ogi pirmiausia, tai pasitikrinti kraujo cukrų pas šeimos daktarą. Arba paprašyti, kad jis paimtų 3 mėnesių kraujo tyrimą. Jis vadinasi HB1AC, kuris parodo
kraujo cukraus vidurkį per paskutinius 3 mėnesius. Ir taip galite sužinoti, ar jūsų cukraus kiekis padidėjęs. Bet aš patarčiau nelaukti, kol cukraus kiekis pasieks viršutinę ribą, o jau imtis veiksmų, kai šita riba yra vidutinio dydžio. Linkiu visiems būti sveikiems.